Realybėje vyksta tik tai, kas vyksta tavo viduje, tavo galvoje. Jei tavo realiame gyvenime kažkas nepatinka, tai reiškia, kad tavo mintys tokios, kurios tą realybę ir kuria. Toliau jausmai. Mintys siunčia signalus tavo kūnui patirti tam tikrus jausmus. Pavyzdžiui, jei galvoji, kad su tavim kažkas negerai, kad esi nepakankamai gera ar nepakankamai protinga, tavo smegenys siunčia kūnui signalą patirti nepasitikėjimą, susikaustimą, nuolatinį nepasitenkinimą savimi. Tavo kūnas tai transliuoja pasauliui. Aš nepatenkintas savimi, sako jisai, ir pasaulis tai atspindi atgal. Tau siunčiami faktai, situacijos, įvykiai, kurie sustiprina tavo nepasitenkinimą savimi. Taigi, pasaulis yra tarsi veidrodis. Kas tavo viduje, tas tavo išorėje. Jeigu esi įpratusi gyventi nuolatinėje baimėje, nepasitenkinime, nerime, gėdoje ar kaltėje, tu tiesiog kuri savo tokią realybę, kur šių jausmų tik daugėja. Šie jausmai tampa tarsi tavo charakterio dalimi ir tu net nesuvoki, kad gali juos pastebėti, keisti ir transformuoti. Mintis transformuoja jausmus, o jausmai lemia veiksmus. O jei gyveni iš tos pačios energijos, rezultatai nesikeis, nes tavo būsena yra tavo energija. O kokia tavo energija, tokia ir realybė. Norėdama pakeisti savo realybę, pakeisk savo energiją. Norint pakeisti energiją, reikia pakeisti jausmus. Norint pakeisti jausmus, sukurk naujas mintis, kurios atves prie naujų jausmų ir naujų veiksmų. Atmink tai. Čia tarsi formulė, kurią žinodama galėsi pakeisti savo gyvenimo realybę. Sekantis žingsnis – pamiršti praeitį. Kvantinis šuolis į naują gyvenimą įvyksta tada, kai pakeiti savo reakcijas į tai, kas buvo praeityje. Visa, kas buvo įprasta, turi būti pakeista. Tik nauja asmenybė gali sukurti naują realybę. Naujos mintis, nauji jausmai, nauji veiksmai. Senos asmenybės įpročiai neleidžia kurti naujos realybės. Eini tais pačiais keliais, darai tas pačias veiklas, elgiesi taip pat. Tam, kad įvyktų kvantinis šuolis, reikia tapti kitu žmogumi, patirti naujus jausmus ir atsisakyti senos praeities, visų nesėkmių, nuopuolių, netikslumų. Man asmeniškai vienas efektyviausių įrankių tai pasiekti yra meditacija. Meditacija padeda keisti mintis, jausmus ir šuoliuoti į naują gyvenimo realybę.